Labas rytas. Tikrai džiaugiuosi, kad susirinko nemažai žmonių būtent šį trečiadienio rytą sužinoti žymiai daugiau apie mūsų atstovavimus sprendimus. Būtent šiandien mes kalbėsime apie GoToMeeting, GoToWebinar ir LastPass įrankius ir aptarsime, kodėl ir kada yra galima, kada vertėtų rinkti šios įrankius, kurie iš esmės egzistuoja LogMeIn gamintojo krepšelį. Taigi, pradedant apie patį LogMeIn, tai pats LogMeInas kaip įmonė iš esmės visą savo gyvenimo laikotarpį buvo orientuota į komunikaciją, į bendradarbystę bei tos komunikacijos palaikymas su mūsų kolegomis bei asmenėmis galbūt, su kuriais mes dirbame kartu ar galbūt net su mūsų klientais. Tai pats LogMeInas šiuo atveju dalinasi tam tikrais tikrai įspūdingais skaičiais, kad daugiau nei 28 milijonai vartotojų pasaulyje kiekvieną mėnesį renkasi GoTo platformą, kas nusako, kad ji yra tikrai populiari būtent šiuo metu. Kitas svarbus aspektas, kalbant apie LastPass, yra tas, kad būtent 17,8 milijono vartotojų renkasi LastPass būtent norint apsaugoti savo slaptažodžius. Apie tai, ką mes ir kalbėsim, ir žinoma, pamiršau paminėti. Aš pristatysiu savo pirmąją dalį apie LogMeIną, kalbant apie GoToMeeting, GoToWebinar platformas bei įrankius, o antrąją LastPass dalį pristatys mano kolega Andrius. Tai būtent šis webinaras bus išskirtas į 2 dalis. Tai taip. Ir žinoma, tuo pačiu pats LogMeInas tikrai, manau, gali didžiuotis tuo, kad jie lyderiauja kaip top 10 įmonė Software as a Service skiltyje, net 9 metai iš eilės Gartneryje lyderių skiltyje jie užima aukštas pozicijas atstovaujant savo sprendimus bei produktus. Nuo pirmos dienos pats LogMeInas, žinoma, buvo sutelkęs maksimalų dėmesį į žmonės, į pačių žmonių susijungimą, bendradarbiavimą su kolegomis, klientais bei visais kitais žmonėmis, kuriais reikia bendrauti, komunikuoti ir teikti pagalbą. Tai būtent tam pats LogMeInas yra sudaręs paslaugų krepšelį, kuris gali padengti visus jūsų įmoniai reikiamus poreikius, esančius poreikius. Kalbant konkrečiai apie tuos sprendimus, apie ką mes šiandien kalbėsim, tai yra, tarkim, tas pati GoTo platforma, kuriai priklauso GoToMeeting ir GoToWebinar sprendimai bei LastPassas. Vertėtų paminėti tai, kad netgi 150 milijonų eurų yra skiriama pačio sprendimo vystymui ir su tuo vystymu, žinoma, dirba daugiau nei 1200 asmenų pačioje LogMeIn kompanijoje, kas mums leidžia to pasikoje gauti net 1500 atnaujinimų, programinės įrangos, įvairiausių tipo atnaujinimų bei naujausių funkcijų patobulinimų per metus. Tai, manau, pasirinkus LogMeIn mes turėsime tikrai tvirtą užnugarį ir tikrai žinosime, kad pats sprendimas yra gyvas, bei visada mes turėsime naujausią pačią sprendimo versiją. Tuo pačiu patį LogMeIną, tuo pačiu gali iškilti klausimas, kokio tipo įmonės gali naudoti LogMeIn programinį įrangą ir apskritai, kas tai yra per programą. Būtent čia skaidrį jūs galite matyti tam tikrus, manau, jums tikrai pažįstamus įmonių logotipus. Žinoma, tai yra, galim sakyti, top įmonės, kurios yra tikrai plačiai pažįstamos. Ir būtent taip galima parodyti bei nuspręsti, kad pats LogMeInas kaip sprendimas yra tikrai atpažįstamas rinkoje ir jį renkasi tikrai didžiausi rinkos žaidėjai. Tikrai, manau, nesuklysiu pasakydamas, kad
pagrindas yra, sėkmingo verslo pagrindas gali būti požiūris į klientą. Būtent jeigu mes tikrai pasirūpinsim savo klientu bei leisime jam jaustis saugiai bei komunikuosime su efektyviai, tikrai mes būsime anksčiau ar vėliau apdovanoti. Taip pat apdovanotas buvo ir Logminas. Būtent šioje skaidrėje mes matome tam tikrus apdovanojimus įvairiausio tipo skiltyse. Kaip matome, dešinėje viršuje kampe egzistuoja tas pats Gartnerio kvadrantas, kurie atstovauja lyderius būtent savo srityje. Žinoma, gal visų šitų pripažinimų nevardinsiu, bet tikrai galite įsivaizduoti ir matyti tikrai tuos vertintojus, kurie yra pagrindiniai ir tuos pačius vertinimus teikia. Pats Logminas kaip kompanija, žinoma, savo sprendimus skirsto į 3 kategorijas. Visų pirmiausia, jis išskiria klientų įstraukimą, ką turi Bold ir Rescue aplikacijos. Būtent jos yra skirtos nuotoliniai techniniai pagalbai bei automatizuotam atsakikliui puslapyje integruotam chatui. Tai būtent tai leidžia komunikuoti, greičiau atsakyti klientams. Ir kitos 2 skiltis, apie kurią mes kalbėsim, šiuo atveju aš tai apie GoTo įrankius, kurie mums leidžia bendradarbiauti ir bendrauti su visais asmenimis, kuriais mums reikia palaikyti komunikaciją bei ryšį. Ir žinoma, LastPassas, kuris yra atsakingas už tapatybę ir prieigą, kuris leidžia mums saugiai jungtis prie mūsų įmonės tinklalapių, sistemų ir panašiai. Ir taip mes tikrai būsime saugus ir žinosime, kad mūsų slaptažodis atitinka visus saugumo standartus, bei jis tikrai, manau, nenutekės. Taigi, GoTo platforma. GoTo platforma padengia tokie sprendimai kaip GoToMeeting, GoToRoom, GoToConnect ir GoToWebinar. Iš esmės, pats Logminas ir GoTo įrankiai jums leidžia naudoti tiek programinę, tiek aparatinę įrangą. Iš esmės, jūs galite sudaryti visą savo pokalbių aplinką, naudodami vieną sprendimą, kas leidžia jums naudoti bei vykdyti audio konferencijas, video konferencijas, internetinius seminarus, būtent ką mes atliekame ir dabar, bei atlikti tam tikrus mokymus, jeigu yra toks poreikis. Tai šiuo atveju aš pradėsiu nuo GoToMeeting. Būtent GoToMeeting yra ta aplikacija, kurią galbūt labiausiai gali naudoti pardavimų komanda. Būtent GoToMeeting yra tokio tipo aplikacija, kuria yra labai paprasta naudoti ir yra skirta galbūt individualiems arba iki 10 žmonių susitikimams. Žinoma, pati programa, aplikacija palaiko iki net 150 žmonių pokalbį vienu metu arba tą bendrą susitikimą. Tai manau, net ir su GoToMeeting platforma galima atlikti net ir tos pačius nemenkus mokymus, bet galbūt pats Logminas jį labiau pozicionuoja į pardavimų komandą, nes tai žymiai supaprastina tą visą komunikaciją su pardavėjais bei su klientais bendraujant išoriškai. Taigi pats, žinoma, GoToMeeting buvo suprojektuotas žmonėms, atsižvelgus tų žmonių poreikius bei funkcijų reikalavimus. Tai pats GoToMeeting, žinoma, veikia kaip aplikacija, arba galima prie pačio susitikimo jungtis ir per interneto naršyklę, ką mes matome šią skaidrę. O jeigu netyčia namuose palikote kompiuterį, o turite tik mobilų telefoną, bet susitikime sudalyvauti yra vis tiek labai svarbu, tai tokiu atveju jūs galite pasinaudoti ir savo mobiliuoju telefonu, ko pasakoje tikrai pats susitikimas, manau, bus ne ką prastesnis.
Ir žinoma, pats aplikacijos naudojimas. Jis yra ganėtinai paprastas. Būtent dešinėje pusėje jūs matote pačios aplikacijos ekrano nuotrauką, kas leidžia suprasti, kokias funkcijas mes turime. Žinoma, visų pirmiausia, mes galime įsitikinti, kaip veikia mūsų mikrofonas, ar jis yra įjungtas ar ne. Žinoma, geriausia, kad jis būtų įjungtas, kad visi dalyvaujantis asmenys puikiai girdėtų informaciją, kurią mes norime jums pateikti. Tuo pačiu, žinoma, mes galime ir, manau, privalome pasidalinti savo ekranu, jeigu mes demonstruosime tam tikras skaidrės. Pati ekrano pasidalinimo funkcija yra taipogi išskaidyta. Tokiais atvejais mes galime dalintis ne tik visų ekranu, bet ir specifiniais langais bei aplikacijomis, jeigu mes norime rodyti tik tai, kas yra svarbiausia ir nerodyti jokių kitų pašalinių ekrane esančių objektų. Žinoma, jeigu jūs nesate tikri, ką būtent jūs rodote, jūs galite tikrai pasirinkti Audience View skiltį ir ten matysite tai, ką mato pats žiūrovas. Tokiu atveju jūs būsite tikrai įsitikinę, kad yra pateikima ta informacija, kurią reikia pateikti. Ir Attendee skiltyje jūs būsite įsitikinę ir matysite, žinoma, visų dalyvių sąrašą bei jų informaciją, kaip vardas, pavardė iš esmės. Daugiau, manau, informacijos matyti kaip ir nereikia, bet palei tai jūs galėsite identifikuoti. Galbūt jūs laukite tam tikro vieno asmens, specifinio asmens, kuris yra pagrindinis susitikimo dalyvis, tai jūs kaip susitikimo moderatorius galėsite nuspręsti galbūt atidėti susitikimą, matant, kad tas asmuo, svarbiausias asmuo dar neatvyko, tai vis tai galima stebėti bei valdyti. Tuo pačiu, jeigu netyčia kažkas pamiršo savo ausines ar mikrofono namie, tai ne bėda, GoToMeeting palaiko ir chato funkciją, būtent čia asmenys turintis klausimų gali juos užduoti tiesiog parašant tai tekstu. Ir žinoma, kita labai svarbi funkcija tiems, galbūt kas nespėjo atvykti į susitikimą apskritai, tai mes galime visą mūsų vykusį susitikimą įrašyti ir vėliau šiuo įrašu pasidalinti su reikiamais asmenimis. Žinoma, pats pasiruošimas prieš patį susitikimą. GoToMeeting, pradedant patį GoToMeeting susitikimą, tiksliau prieš pradedant jį, mes pirmiausia turime įsitikinti, ar mūsų pradžia bus sklandi. Tai visų pirmiausia, žinoma, mes atsidūrime pasiruošimo lange, kuriame mes pasitikriname savo ausines, savo web kamerą, ar ji tikslingai puikiai veikia, ar nėra išsifokusavusi ir panašiai. Ir kai mes esame pasiruošę, mes galime pasirinkti taip, kad mes esame pasiruošę ir pradėti mūsų susitikimą. Ir antroji aplikacija, kurią aš norėčiau papasakoti, yra GoToWebinar. GoToWebinar aplikacija galbūt net mažai ką reiktų apie ją pasakoti, nes jūs jau ją naudojat šiuo metu. Manau, jūs patys matėte, kaip ji puikiai veikia ir kaip intuityviai yra, kaip sakant, pranešama patiems dalyviams apie pačią webinaro vykimą. Bet iš esmės, taip paprastai tariant, pats GoToWebinar, kaip jo pavadinimas ir nusako, yra skirtas labiausiai internetiniams seminarams vykdyti. Pati platforma, galbūt ir nustebsite, pačio logmino yra labiau pozicionuojama kaip įrankis rinkodaros komandai, nors aš manau, kad jie gali naudotis ir techniniai žmonės, ir pardavėjai. Kaip šiuo atveju aš kaip pardavimų inžinierius turiu pristatyti jums šį sprendimą, bet kodėl jis yra būtent pozicionuojamas kaip rinkodaros komandai? Būtent dėl to, kad rinkodara, manau, yra atsakinga už pačių renginių organizavimą bei kūrimą. Tuo pačiu mes galime automatizuoti tam tikrus procesus, galima stebėti pačių vartotojų įsitraukimą. Mes turime tam tikrą analitinį įrankį, apie ką aš papasakosiu šiek tiek vėliau,
video biblioteką bei integracijas. Būtent čia mes turime sąrašą tam tikrų funkcijų. Žinoma, jos tikrai yra ne visos, kurias mes galime naudoti, naudojant GoToWebinar platformą. Būtent ji gali palaikyti iki 3000 dalyvių. Manau, tai yra tikrai nemažas kiekis, būtent šiuo visiems sunkiu laikotarpiu, tarkime, vykdant webinarą. Tuo pačiu, ką mes dar galime atlikti, tai yra apipavidalinti mūsų sesiją. Jeigu mūsų įrankis, sprendimas, produktas turi specifines spalvas, mes visas jas galime pritaikyti, kad mūsų registracijos būtų kuo labiau autentiškos. Kalbant apie registracijas, mes galime sukurti tam tikras reikiamas formas, kurių mums reikia, ir būtent informacijos, kurios mums reikia surinkti, norint pritraukti kuo daugiau dalyvių. Tuo pačiu, žinoma, dalimasis vaizdu, klausimų atsakymų skiltis, balsavimai, rankos pakelimo funkcija, raportai, analitika. Žinoma, apie visus šitos funkcijas šitas papasakosiu šių skaidrių eigoje. Taip pat valdymas ir planavimas. Pats GoToWebinar ir GoToMeeting yra iš esmės cloudinio tipo platformos, kuriuose mes prisijungę per interneto naršyklę, jei patekę savo paskyrą, galime planuoti savo renginius. Būtent mes čia galime nustatyti laiką, pačią webinaro pavadinimą, kada pats webinaras vyks, kokiu dažnumu vyks, galbūt tas webinaras yra pasikartojantis. Tai būtent tai yra galbūt pagrindinės funkcijos, kas mums leidžia sėkmingai informuoti pačių renginio dalyvius ir suteikti jiems visą reikiamą informaciją. O dešinėje, kaip matote, pati aplikacija, kalbant apie GoToWebinar, šiek tiek jau skiriasi, kadangi yra skirta jau didesnio tipo renginiams, galbūt nebe bendriem komandos arba susitikimai tarp pardavėjų ir klientų. Būtent čia mes taipogi turime analogiškas funkcijas kaip Audience View, kas mums leis matyti, kokį ekranu mes dalinamės. Tuo pačiu mes galime dalinti savo ekranu, pasirinkti, kokio tipo ekraną mes dalinamės. Jeigu yra poreikis, vienam iš kolegų, kuris prezentuoja, kartu galime perduoti savo skaidrių valdymo teisės. O jeigu jis turi visai kitokio tipo skaidres, arba mes internetiniame seminare dalyvaujam su ir kitais prezentuotojais, tai galima tą prezentuotoją tiesiog pakeisti. Žinoma, jeigu mes norime rodyti savo veidą stambių planų pačią webinaro metu, tai mes galim pasirinkti ir kokią kamerą mes naudosim tam atlikti. Toliau, žinoma, yra audio funkcija, dashboard, attendees skiltis, kurioje jūs matysite savo kolegas staff skiltyje, kurie su jumis kartu vykdo patį webinarą, bei visus dalyvius. Jūs pats kaip pačio renginio organizatorius galite visiems dalyviams mikrofonus išjungti, visiems mikrofonus įjungti, jeigu norite atlikti bendrą diskusiją. Ir kadangi pati platforma turi rankos pakelimo funkciją, tai po visų atsakytų klausimų, pavyzdžiui, pirmoje prezentacijos dalyje, tas visas rankas galėsite ir nuleisti. Tuo pačiu, pačio webinaro metu mes galime sukurti ir balsavimų skiltį Pulse, kuomet galbūt mes norėsime, kad patys dalyviai atsakytų į vieną kitą paprastą klausimą ir pamatyti, kokia yra ta procentinė išraiška vis dėlto pačios dalyvių nuomonės. Ir tuo pačiu dalyviai, žinoma, gali užduoti klausimus. Iš esmės, beveik analogišką aplikaciją jūs turėtumėt matyti ir pas save, jeigu jūs parsisiuntite tai kaip aplikaciją, ir galite tikrai tuos klausimus užduoti. Kalbant apie šį webinarą, mes į klausimus stengsimės atsakyti šio webinaro pabaigoje. Taigi,
Kalbant apie pačias įžvalgas bei analitikos skiltį, kalbant apie patį GoToWebinar. Būtent čia jis pasireiškia kaip vienas iš pagrindinių įrankių rinkodaros komandai. Būtent čia mes turime tam tikrą analitinę informaciją, mes matome, kiek kokiam webinare, kokių žmonių lankėsi, kiek buvo užsiregistravusių, kiek iš tų užsiregistravusių vis dėlto atvyko, koks buvo tas atvykimo reitingas ir panašiai. Žinoma, gauname visų tų dalyvių informaciją, tai ir vardas, pavardė, elektroninis paštas, būtent ta visa forma, kas buvo pildyta registracijos metu. Ir palei tai, žinoma, pati rinkodara esant poreikiui, žinoma, dar pabrėšiu, jeigu tas asmuo sutiko, kad ta informacija būtų naudojama rinkodaros tikslais, nes tai yra labai svarbu, kad su jais būtų vėliau galima kontaktuoti ir komunikuoti, galbūt dėl pardaviminių klausimų, galbūt šiaip perduoti pridėtinės informacijos po pačią įvykusią webinarą. Ir žinoma, galima sugeneruoti tam tikrus raportus. Tai pačios ataskaitos, žinoma, užima klausimo atsakymo sesiją, balsavimo rezultatus, dalyvių skaičių, apklausų atsakymus, kurias mes galime kurti ir, žinoma, dar daugiau funkcijų. Pats GoToWebinar, žinoma, yra skirstomas į 3 dalis. Jos galima, patį webinarą iš esmės galima vykdyti 3 kanalais. Pirmasis iš jų yra standartinis, tai yra visiškai interaktyvus, tiesioginis internetinis seminaras iki 1000 dalyvių. Ką aš manau atlieku dabar būtent, toliau yra internetinė transliacija, kad mes galime transliuoti būtent tai, ką mes rodome internetu, galbūt naudojant kokią nors YouTube platformą ir tam irgi palaikyti apie 3000 dalyvių. Bei to pačiu, jeigu jūs jau turite paruošę savo visą pristatymą ir jį įrašę, jūs jį galite iš anksto paleisti savo webinaro dalyviams ir to pačiu naudoti tam tikras kitas interaktyvias funkcijas, o pats palaikymas, žinoma, irgi yra iki 3000 dalyvių, kas tikrai, manau, Lietuvos mastu yra nemaži skaičiai. Pati individuali registracija. Būtent kaip ir minėjau, jeigu turite bet kokį tai sprendimą, paslaugą arba kitą temą, kurią norite pasidalinti, jūs visada galite individualizuoti savo kvietimą arba registracijos lauką dalyviam. Tai būtent čia, kaip mes ir matome, yra išskirtas tam tikras sprendimas, galbūt yra pridėti kitų kompanijų logotipai, kurie atkreips pačių dalyvių dėmesį. Tuo pačiu mes galime matyti ir pranešėjus, kurie būtent čia dalyvaus. Ir tuo pačiu mes matome ir pačią registracijos formą, kuri yra sudaryta. Žinoma, tuo pačiu mes matome ir laiką, datą, bei kokią tipo informacija mums bus pristatyta pačio renginio metu. Pačią formą jūs galite pasidaryti palei savo visus poreikius. Jeigu jums nereikia telefono numerį, jūs galite, tarkime, jį pašalinti. Ir žinoma, kas yra tikrai dar labai svarbu, kad jūs galite pridėti ir varnelę, papildomą lauką, kad pats dalyvis sutinka, kad jo informacija bus, tarkim, galima naudoti rinkodaros tikslais. Tai čia jau kalbant apie tą GDPR ir gal tų duomenų naudojimą. Tai, ką pats dalyvis užpildė registracijos metu. Taigi, pats GoToWebinar padengia didelių internetinių renginių poreikius. Kaip ir minėjau, jis palaiko iki 3000 dalyvių. Mes galime kurti internetinius seminarus, internetinius rengimus bei mokymus. Žinoma, jeigu jūs turite kitokių poreikių tiesiog pristatyti ir panašiai, tai manau, šią platformą tikrai galite panaudoti ir kitiem tikslam, galbūt šiaip komandos vidiniai komunikacijai.
pritaikomos teminės registracijos, ataskaitos analitika, žinoma, video biblioteka, kurioje jūs tikrai turėsite viso laiko, kiek jūs turite tą licenciją vaizdo įrašų sąrašą. Tai esant poreikiui arba atsiradus asmeniui, kuris gal buvo suinteresuotas tam tikrą temą, bet nespėjo su jais susipažinti, jūs galite to vaizdo įrašų pasidalinti, pats asmuo užsiregistruos bei gaus prieigą prie to konkretaus vaizdo įrašo. Tuo pačiu mes turime tokią funkciją kaip laiškų automatizavimas, kuri mums leidžia automatizuotai pasirinktų laiko intervalu, galbūt su mūsų sesijos dalyviais pasidalinti pačiu vaizdo įrašu, kuris buvo sugeneruotas po pačio pristatymo. Tai mums visą tai nustačius papildomai nieko nereiks rūpintis, pati sistema viską atliks automatiškai. Taip, tai aš iš savo pusės jau kaip ir logminą pristačiau. Jeigu turėsite tam tikrų klausimų, tikrai galite šiuo metu klausti ir užduoti juos klausimų skiltyje, o aš savo ruožtu pakviesiu savo kolegą Andrių, kurį dabar aš pakeisiu į vieną iš organizatorių, kad jis kartu su manim pristatytų mūsų sprendimus. Sveiki visi. Bandau persijungti tada į savo ekraną, tam, kad galėtumėt matyti tai, ką rodysiu aš. Taip, tai ko gero skaidrė neturėjo pasikeisti, bet turėtumėt matyti, jeigu kažkas sklandžiai neįvyks ar nepersijungs, tai manau, kad, kaip Viktoras jau minėjo, LASPASO sprendimas leis mums greitai susitvarkyti. Tai visus klausimus atsakysime webinaro pabaigoje, tai tikiu, kad tiek iš pačių GoToMeeting ir GoToWebinar platformų jų kils, tiek pat ir iš LASPASO. Šiek tiek pradžiai apie skaičius, kuriuos Viktoras pristatė pačioje pradžioje. Tai LASPASO iš esmės naudoja daugiau kaip 18 milijonų vartotojų, kurie saugo daugiau nei 500 milijonų įvairių paskyrų. Tai galim taip greituoju būdu pasiskaičiuoti, kad vidutiniškai vienas vartotojas turi apie 27, sakykime, ar šiek tiek daugiau paskyrų. Tai ko gero, kai kurie iš jūsų galbūt naudojate ir dar didesnį kiekį, pats asmeniškai tai turbūt turiu gerokai daugiau, bent dvigubai tų, kurias bent kartą per mėnesį panaudoju. Bet, natūralu, turbūt dabar, karantino metu jungiamės, perkame viską internetu, ruošiamės kalėdiniam dovanom ir tų paskyrų, ko gero, kurių slaptažodžius reikėtų prisiminti, atsiranda vis daugiau. Ir kokie galbūt pagrindiniai iššūkiai ir kaip realiai, vartotojai šiuo metu įprastai, tokios, sakykime, galbūt negerosios praktikos, bet tokios įprastos praktikos organizacijose, kaip vartotojai savo slaptažodžius saugo, tai vienas iš būdų saugo naršyklėje. Tai tiesiog prisijungus kažkur naršyklė pasiūlo išsisaugoti slaptažodį, tą padarome, ar tai yra saugu, tai ko gero ne, tie slaptažodžiai yra labai nesunkiai eksportuojami, visiškai tekstiniu pavidalu. Dar ko gero toksai variantas, kurį ir nežinau, organizacijose pas kolegas turbūt esat matę, tai yra lipnūs lapukai ar kažkokie kitokie užrašinės, kai tiesiog slaptažodį arba dažniausiai naudojamus slaptažodžius susikūrėme sudėtingus, kad būtų saugus ir galiausiai užklijuojame juos kažkur tai matomai vietoj, o jeigu jau pavyksta paslėpti kažkur po klaviatūrą, tai irgi ko gero nebūna labai saugus variantas. Kai kada galima sutikti, kai vartotojai naudoja atskirus dokumentus, ten, pavyzdžiui, kažkokį Excelį ir susirašo ten visus savo turimus slaptažodžius, tai viena vertus tai jau yra saugiau, bet priklauso nuo to, kiek giliai tą dokumentą sugebėsime paslėpti. Vėlgi, kuo jį padarysim savo patogiau prieinamesnį, tuo jisai ko gero bus nesaugesnis ir aišku didžiulis minusas tame, kad tokį dokumentą nutekinus arba kažkaip tai praradus, tai jau praranda tada visus slaptažodžius, ant lapuko ko gero visų neužsirašytumėt. Ir kitas būdas yra vėlgi, vartotojai nemėgsta labai smarkiai improvizuoti, naudoja visur daugiau mažiau vienodą slaptažodį arba kažkokį panašų, arba kelis skirtingus slaptažodžius, ten 10 paskyrų. Tai irgi yra rizika, kad kažkokią tai vieną
platformą, kurioje tą slaptažodį naudojate pažeidus, atitinkamai tampa pažeidžiamos ir visos kitos platformos, kuriuose naudojate savo šitą prisijungimą. Ir 5. opcija, tai kai atsimename daug ir sudėtingų slaptažodžių, tai iš esmės ko gero yra labai tokia didžiulė svajonė, bet tikėtina, kad didžioji dalis vartotojų iš tikrųjų tiek sudėtingų slaptažodžių, kiek prireikia ir naudojantis gerosiomis saugumo praktikomis tikrai neatsimena, tai tam ir yra iš esmės LastPasso sprendimas, kodėl jis yra taip pat labai svarbus, nes dėl slaptažodžių iš esmės ir įvyksta didžioji dalis įvairių saugumo pažeidimų. Dabar turbūt daug susidurėte su įvairiais sukčiavimo atvejais, apie juos labai nemažai rašo viešoje erdvėje, tai internetiniai nusikaltėliai dažnu atveju nebesistengia, ko gero, tiesiog paimti ir nulaužti kažkokių tai paskyrų. Jie naudoja tiesiog socialinės inžinerijos įrankius, nes jie stengiasi padaryti taip, kad vartotojas pats atiduotų prieigą ir tada patekimas į kažkokią sistemą, kažkokią tai duomenų vagystę tampa gerokai lengvesnė. Tai dėl tos priežasties yra labai svarbu iš tikrųjų šitą vietą kaip slaptažodžių ar paskyrų valdymas padaryti pakankamai patogią vartotojui, nes yra tokia turbūt auksinė taisyklė, kuo saugiau, tuo nepatogiau. Tai LastPassas ko gero sprendžia šitą problemą, tikrina maksimalų saugumą, tuo pačiu ir padarydamas vartotojui pakankamai saugų ir patogų naudojimas. Tai kaip ir sakiau, iš vartotojo pusės tai yra labai patogus sprendimas ir jo naudotis pradėti yra labai paprasta. Kad reikia užsiregistruoti arba jeigu tai yra įmonės paskyra, tai vartotojui administratorius gali atsiųsti pakvietimą. Tai reikia susidiegti pluginą į naršyklę. Jeigu naudojate galbūt skirtingas naršyklės, tai galima tiesiog susidiegti tokį vadinamą diegimo paketą, kuris sudiegs iš karto į visas įrenginį naudojamas naršyklės LastPasso pluginą, kurį vėliau jau naudosime tam, kad prisijungtume prie visų savo paskyrų. Ir LastPasso atveju užtektų įsiminti vieną tą vadinamą master passwordą, tai jį, aišku, reikėtų susigalvoti tokį saugų, bet vėlgi kartais saugus slaptažodis vėlgi nėra visiškai patogus, tai tam palengvinimui šiek tiek, ir tokiam saugumo didesniam užtikrinimui galima naudoti 2 faktorių autentifikaciją. Tai visą laiką rekomenduojam tą padaryti, bet priklausomai nuo organizacijos politikos, čia administratorius gali parinkti taisyklės, tiek paties slaptažodžio ilgius ir kitus dalykus. Taip pat LastPasse yra labai paprasta išsaugoti savo paskyras, tai tiesiog pirmą kartą jungiantis prie bet kokios platformos, internetinio puslapio, internetinės parduotuvės CRM, LastPassas automatiškai pasiūlys jums išsaugoti tą paskyrą. Kitas būdas yra tiesiog savo paskyroje susivesti slaptažodžius rankiniu būdu. Ir trečias dalykas yra galima importuoti iš įvairių kitų saugyklų, kaip pavyzdžiui Chromo. Tai tiesiog importuojat, iš Chromo ištrinat ir jau nebeturit tokių, kaip sakau, pasilikę nesaugių variantų. Ką dar LastPassas labai padeda vartotojams, tai padeda susigeneruoti saugius slaptažodžius, nes vienas dalykas yra, vartotojas ko gero vis tiek stengiasi panaudoti ir kurdamas kažkokį slaptažodį savo pažįstamą frazę, dėl tos priežasties atsiranda ta tokia problema, kurią minėjau praeitose skaidrėse, kad slaptažodžiai kartojasi, tai LastPassas tiesiog pats pagal tam tikrus parametrus arba administratorius nustatytus arba vartotojo parinktus sugeneruos slaptažodį, kuris visiškai atsitiktinis iš įvairių simbolių, skaičių, didžiųjų, mažųjų raidžių ir vartotojui pačiam tikrai nereikės galvoti kažkokių tai frazių, kurios, kaip sakant, jeigu vartotojas sugalvoja, tai tikėtina, kad ir programišiai gali tokias frazes atspėti. Kitos naudingos funkcijos, tai galima iš esmės paskyras, kartais tikrai toks poreikis būna, pasidalinti su savo kolegomis, kitais LastPass vartotojais, tai tą galima daryti saugiai, tiek leidžiant vartotojui, su kuriuo pasidalinote, matyti slaptažodį, tiek ir pasidalinti, kad jisai galėtų tiesiog prisijungti, bet negalėtų to slaptažodžio pamatyti, tai ko gero tai yra pats saugiausias būdas ir vėlgi, galbūt prisijungimas reikalingas tik tai vieną kartą, kažkokiam tai vienam konkrečiam reikalui, tai tuo metu pasidalinate ir kai jau jis nebėra, pasidalinimą atšaukiate ir jums nereikia keisti savo slaptažodžio paskyroje ir žinot, kad tikrai niekas to slaptažodžio nesužinojo.
Taip pat yra, na žinom, dabar registruojamės vėlgi prie įvairių parduotuvių ar siūsdami siuntas ir reikia suvesti kitą kažkokią informaciją, tai ją vėlgi galima užsisaugoti LastPass'e ir tas pluginas, kuris yra instaliuotas jūsų naršyklėje, jisai taip pat gali užpildyti jūsų adresą, pašto kodą, tai dalykai tokie, kuriuos, ypatingai pašto kodas tenka dažnai pasigūglinti, kad pasitikrinti, koks yra mūsų tikrasis pašto kodas. Taip pat LastPass'as turi tokių saugumo patarimų ir gerųjų praktikų skilti, tai jeigu jūsų kai kurie slaptažodžiai galbūt yra seniai keisti arba nėra saugus, tai jisai vėlgi signalizuoja ir pataria vartotojui, kokius galima būtų atlikti veiksmus tam, kad šiek tiek sustiprinti savo slaptažodžių saugumą. Vėlgi naudojamės ne tik naršyklėse, ne tik į kompiuteryje, bet įvairiomis paskyromis naudojamės ir mobiliuose įrenginiuose, tai yra galimybė sinchronizuoti su Androido, iOS įrenginiais ir visas savo paskyras taip patogiai pasiekti mobiliuose telefonuose. Ir kitas dalykas, kas ko gero labai aktualu, tai jeigu LastPass'o paskyras naudoja vartotojai ne tik darbinės, bet tarkim turi ir asmeninės paskyras, kurių galbūt nenori, kad informacijos matytų administratoriai, tai yra galimybė tuos dalykus susijęti. Ir susiejus jau bus, sakykime, vėlgi vienas prisijungimas, visiškai saugus jūsų asmeniniai duomenys, administratoriai jų nemato, bet jūs galite realiai saugiai nepersijunginėdami per paskyras, ypatingai darbe ar dirbdami iš namų, naudotis viena paskyra, o išėjus iš darbo savo slaptažodžius išlaikyti, o tas paskyras, kurios priklauso įmoniai, jos jau lieka su įmonė. Tai čia iš vartotojo pusės šiek tiek tokia irgi geroji praktika, kaip visa tai atrodo iš administratoriaus pusės, tai ko gero kaip pradėti. Pirmiausia, reikėtų nusibrėžti tikslus, galbūt netgi padaryti auditą, kaip dabar vyksta organizacijoje, kokios yra tos praktikos, sakau, gerosios kartais galbūt ne visai, kokios problemos kyla, kokias vis dėlto mes norėtume saugumo taisyklės ir politikas taikyti ir paprasčiausiai prisijungę kaip administratorius, galite toliau pridėti vartotojus. Vėlgi, jeigu tai yra nedidelė įmonė, tai ko gero bus visiškai nesudėtinga pridėti vartotojus rankiniu būdu, bet jeigu tai yra kompanija, organizacija, kurioje yra keli šimtai vartotojų, galbūt naudojate Active Directory, tai yra Active Directory integracijos galimybė ir jums nereikės sukurti kiekvieno vartotojo atskirai, bet galėsite pasinaudoti ir integruoti visus tuos vartotojus, kuriuos valdote per savo Active Directory paskyrą. Trečias dalykas, ką tai be abejo reikėtų padaryti, tai nustatyti įvairias naudojimo taisyklės, politikas. Tai LastPass'as priklausomai nuo versijos turi daugiau nei 100 įvairių galimų politikų susijusių su slaptažodžių apribojimais, tai kiek, sakykime, koks galėtų būti minimalus ilgis, maksimalus, skaičiai, simboliai, kiti dalykai, tada taip pat galimybė yra riboti tam tikrus dalinimusis, kitus dalykus, kad administratorius būtų informuojamas, jeigu, sakykime, vartotojas bando pakeisti kažkokius nustatymus, tai yra, kaip sakau, daugybė tų taisyklių, taip pat 2 faktorių autentifikavimo taisyklė, tai galima tą dalyką, kaip sakau, taikyti visoje organizacijoje privaloma tvarka, kas ko gero būtų tikrai labai svarbus dalykas. Ir be abejo, taisyklės nustatyti ir taikyti galima tiek visiems, arba tik pavieniams vartotojams, o kartais galbūt bus tokių išimčių, kai kažkuriem vartotojams taisyklės kaip tik reikia netaikyti, tai visi tie nustatymai yra taip pat galimi. Toliau vėlgi pats paprastumas yra, organizacijoje keičiasi darbuotojai, tai visiškai nesunkiai galite pridėti, atjungti vartotojus ir jums nereikia sukti galvos, ar tas vartotojas ten išsinešė kažkokią tai paskyrą ir kažkaip kaip jas atjungti visas dabar atskirai, tai kartais, jeigu jų yra 10, tai gali būti pakankamai sudėtinga. Tai labai paprasta, jūs čia šitoje vietoje tiesiog atjungiate LastPass'o vartotoją ir jisai praranda automatiškai visas prieigas, kurias darbinės turėjo. Ir kitas dalykas, kaip ir pats vartotojas gauna įvairius patarimus ir gerasias praktikas, taip ir administratorius mato. Galbūt kažkuris vartotojas naudoja vienodus slaptažodžius paskyrose, tai jisai gali reaguoti į galimus pažeidimus ir taip vartotojus be abejo arba įspėti, arba vėl grįžti prie 3 punkto ir nustatyti taisyklės, tam, kad nereikėtų turbūt atskirai su kiekvienu kalbėtis, bet tai būtų
politika, kuri būtų pritaikoma sistemiškai. Dėl paties saugumo. Tai, LastPass'as iš esmės turi tokį šūkį, kad netgi mes negalime matyti jūsų slaptažodžių, tai, tikrai hakeriai negali to padaryti taip pat. Visi LastPass slaptažodžiai yra šifruojami įrenginio lygmenyje, kas yra labai svarbu ir čia galbūt ir dėl saugumo reikėtų turėti omeny, kad LastPass nesaugo ir nesiunčia master passwordo, to pagrindinio jūsų slaptažodžio, tai jo atstatymo būdai galbūt nėra tokie paprasti kaip įprastai, prisijungus prie kokios nors svetainės, pasakom, pamiršau slaptažodį, gaunam laišką, jį pasikeičiam, tai LastPass'o atveju tokie dalykai nepavyks, tai yra keli metodai, kaip būtų galima atstatyti, bet jeigu jau visiškai nei vienas iš jų nesuveikia, tai reikia turėti omeny, kad gali tekti visiškai paskyrą ir nuresetinti. Bet tai yra grinai dėl jūsų pačių paskyrų saugumo. Naudojamas taip pat 256 bitų šifravimas, kas yra iš esmės rinkos saugumo standartas. Ir kitas dalykas, jeigu nėra naudojama dviejų faktorių identifikacija, tai LastPass'as tiek papildomai turi tokią apsaugą nuo brute force atakų mechanizmus, kurie sulėtina galimybę jūsų slaptažodį atspėti, kas galbūt nėra taip paprasta, bet kaip minimum vis tiek dar toks vienas apsaugos sluoksnis būtų, kuris jūs saugotų. Ir šiek tiek tada apie pačius galimus sprendimus. Tai LastPass'as turi 3, sakykime, tokius versle dažniausiai naudojamus variantus. Tai nedidelėms organizacijoms per vidurį matote yra vadinamas LastPass Teams, rekomenduojamas iki 50 vartotojų organizacijomis. Ir pagrindinis jo skirtumas yra, kad jisai šiek tiek turi mažiau galimų įvairiausių politikų ir nustatymų, tai mažom organizacijom tai tikrai pilnai tinka. Enterprise jisai jau turi daugiau nei 100 tų politikų, kurias minėjau. Kaina jo šiek tiek yra didesnė, bet natūralu, kad didesnėm organizacijom tas saugumo lygis ir įvairūs galimi scenarijai gali būti įvairesni, tai jeigu esate 100, 200, 300 darbo vietų organizacija, tai rekomenduojame rinktis Enterprise sprendimą. Ir trečiasis yra Identity, kuris dar šalia to visų Enterprise funkcionalumų taip pat prideda ir 2 faktorių autentifikavimo sprendimą, kurį jūs galite jau panaudoti ne tik jungiantis prie paties LastPass'o, bet ir prie bet kokių kitų jūsų paskyrų, pačių įrenginių ir viso kito. Tai tiek norėjau papasakoti, daug techninės informacijos tikslo pateikti nebuvo. Jeigu bus domins šiek tiek, daugiau sužinoti iš tos techninės pusės, galėsime suorganizuoti atskiras sesijas, pasidalinti resursais, kurios pats LastPass'as suteikia, turi tikrai labai patogių ir gerų įrašų. O jūs tuomet raginčiau iš esmės parsisiųsti bandomasis licencijas, jos yra neriboto funkcionalumo, tai galite išbandyti jau šiandien, jeigu nerasite, kaip tą pasidaryti, tai tiesiog rašykite mums info@baltimax ir tikrai padėsim jums žengti į tokį saugesnį skaitmeninį pasaulį ir užtikrinti, kad saugumas būtų ir paprastas, ir lengvas, ir saugus.